Ar verta mokėti už langų robotą 600, jeigu yra už 229? Palyginkime 3 visiškai skirtingus langų valymo robotus. Tesla RoboStar W800 Wi-Fi 229 €. Pats biudžetiškiausias variantas, tinka tiems, kas nori roboto retkarčiais nuvalyti langams ir nenori investuoti daug. Tačiau technologijos čia pačios paprasčiausios. Hobot CP10 už 475 €. Jau aukštesnės klasės robotas, stipresnis prisiurbimas, geresnis valymo algoritmas ir kruopštesnis darbas kampuose. Geras pasirinkimas namams, kur langų daug. Ecovacs Winbot V3 Omni už 609 €. Tai visiškai kita lyga. Ne tik robotas, bet ir visa stotelė. Automatinis purškimas, pažangesnė navigacija, didesnis saugumas ir maksimalus komfortas. Uždedi ant lango ir praktiškai pamiršti. Dar vienas svarbus momentas, kad šis robotas valo stogines, o stotelė pati išsiplauna šluostes. Jeigu žiūrite tik į kainą, laimi Tesla. Jeigu žiūrite į rezultatą ir patogumą, Winbot V3 Omni viena pažangiausių šių metų technologijų. Visus šiuos robotus galite rasti Mano Robotas LT fizinėse ir elektroninėje parduotuvėse.